Šalyje sparčiai populiarėja azartiški kortų žaidimai. Šių metų pavasarį pokeris buvo pripažintas sporto šaka. Lietuvos sportinio pokerio federacijai leista organizuoti nekomercinius turnyrus. Šį savaitgalį Lietuvos sportinio pokerio turas surengtas ir Šiauliuose. Pasak organizatorių, jis neabejotinai bus įrašytas į pokerio istoriją. Mat tokio masto renginys Šiaulių mieste vyko pirmą kartą. Niekas tokio turnyro nebuvo suorganizavęs. O reikšmė tai be abejo jinai didžiulė. Žmonės dar nelabai atskiria komercinį pokerį nuo sportinio pokerio. O mes siekdami populiarinti sportinį pokerį, būtent ir rengiam šį turnyrą. O pagrindinis skirtumas tarp sportinio ir komercinio, tai kad čia žmonės žaidžia neinvestuodami savo pinigų, jie nerizikuoja pinigais, nėra jokių piniginių įnašų. Kortų žaidimas, kurio tikslas įdėjus į banką sumą žetonų lygiai su kitais žaidėjais, surinkti geriausią kortų kombinaciją ir tokiu būdu laimėti bendrą banką, į Šiaulius atviliojo beveik 200 pokerio mėgėjų. Azartiški žaidėjai pasakoja, kad šiame kortų žaidime daug ką lemia sėkmė. Pokeris, kaip sakant, ne šachmatai. Taktikas galima keisti, turėti savas ir svetimas, bet sėkmės elementas yra pagrindinis dalykas. Su draugais labai dažnai žaidžiam. Intelektualus žaidimas patinka ir azartas, ir mąstyma yra. Ir linksmai praleidžiam laiką. Panašu, kad pokeris bent jau kol kas labiausiai žavi vyrus. Vis tik jų kompaniją puošė ir viena kita dailiosios lyties atstovė. Merginos tikina specialios taktikos neturinčios. Jų manymų svarbu ne tik sėkmė, bet ir patirtis. Ar turi kažkokią savo taktiką specialiai, kažką tokio savito, ko kiti gal neturi ir ką naudoji? Niekada negali žinot, ką kiti turi, ko neturi. Specialios taktikos kaip ir neturiu, tiesiog žaidžiu gana tait žaidimą. Dažniausiai eina nuspėti iš veiksmų, tai iš kiek stato, kokio dydžio statymai yra. Tikriausiai patirtis tikrai turi reikšmę ir sugebėti ir teisingai pastatyti tas žetonus, kiek, ko ir permušti. Pasak Lietuvos sportinio pokerio turo rengėjų, pagrindinis ir pats vertingiausias prizas yra garbė. Mat laimėti pirmą vietą tokiame turnyre gana didelis pasiekimas. Šį kartą jie atiteko Tytuvėnų gyventojui. Šiauliečiams sekėsi netaip šauniai, aukščiausiai iškovota vieta tik 5. Aina Valčiukaitė, Tomas Mizgirdas, Šiaulių televizijos žinios.